pagundo. Simonai, Simonai, štai šėtonas prašė persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų ir tu atsivertęs stiprink savo brolius. Evangelija pagal Luką, 22 skyrius, nuo 31 iki 32 eilutės. Yra normalu, kad mūsų tikėjimas išbandomas. Dievas leidžia, kad mes būtumėm išmėginti iki mūsų ribų, bet jis mums sako, kad jis mūsų neapleidžia. Jis laiko mus saugai ir tvirtai savo rankoje. Jėzus yra mūsų advokatas, jis sėdi savo sostą, tėvos dešinėje ir gana aiškiai mato, kaip sekasi jo vaikams. Jis visada juos užtaria gerų žodžių. Jis pasiruošęs siųsti savo angelus jiems į pagalbą. Jis neskaičiuoja nuodėmių ir nesėkmių, tačiau visada atkreipia dėmesį į tai, kad jis viską apvalia ant kryžiaus. Taigi joks kaltintojas neturi jokių galimybių. Kartais mums atrodo, kad Dievas visiškai pasitraukia iš mūsų gyvenimo. Mes jo daugiau net nepastebime. Jokios paguodos, jokios ramybės, jokio džiaugsmo. Mumise tik tuštuma, mintis ir jausmai sukasi lyg išprotėję ir mes tiesiog nebežinome, ko mums tikėti. Mūsų galvose nuolat sukasi klausimas, kodėl, baisi būsena. Bet Jėzus yra čia ir meldžiasi už mus. Jis pažįsta tą neviltį, vienatvę ir tą jausmą, kai atrodo, kad viskas žlunga. Jis puikiai supranta mūsų padėtį ir todėl jis galim būti geras mūsų advokatas. Jis pažįsta mūsų galimybių ribas. Jis pažadėjo, tai baigsis ir tu tada tapsi stipresnis. Tai baigsis ir tu tada tapsi stipresnis. Nei prieš tai buvo. Tada tu būsi labai tampriai surištas su manimi. Tada gali veikti mano jėgą tavyje ir per tave. Tada tu galėsi atlikti savo užduotis ir tapti palaiminimu kitiems. Dievas neleis gundyti be priežasties. Mes dažnai nežinome jo minčių ir todėl kartais mums jis atrodo kietas ir beširdis, bet jo sumanimai mums yra visada geri ir teisingi. Po kurio laiko, žvelgdami atgal, mes tai aiškiai matome. Dėkoju Jėzų, tu manęs nepalieki, vieno netgi sunkiausiais laikais. Net jei aš nieko iš tavęs nepastebiu, nebejaučiu nei meilės, nei ramybės, paguodos ar džiaugsmo, vis tiek aš žinau, tu esi čia. Tu esi viešpats, net ir mano aplinkybėms. Ir tik su tavim viskas turės laimingą Ir tik su tavim viskas turės laimingą pabaigą. Amen.